turėtų šviesią ateitį ir tai, kad atvyko į patį pirmą turnyrą Ukrainos komandą. Tai yra rodoma pagarba ir tas yra labai džiugu. Na, o kol mes dar laukime ukrainiečių pasirodymo, dar kartą būtų galima priminti mūsų bičiuliams iš viso. Buvo 12 šalių ir mes šiandien ir rytoj matysime gimnastes iš Baltarusijos, Estijos, Gruzijos, Ispanijos, Latvijos ir Lenkijos jau matėme, taip pat Liuksemburgo, Maltos, Moldovos, Rusijos, dabar Ukrainos ir be abejo Lietuvos, kurios pasirodys iš karto po ukrainiečių penketuko. Na, šalia mūsų. Pasimėgi, gaukime gražių reginių. Sėdi kairiau šiek tiek žiūri komisija, apie ją taip pat turbūt atskira kalba, subjektyvumo faktorius ir visi kiti dalykai, formulė, pagal kurią yra renkami balai ir kaip yra nustatomas nugalėtojas. Štai nepavyko atlikti vieno elemento. Taip, naujovė meninėje gimnastikoje yra ta, kad šiuo metu leidžiama pasirinkti muziką, kuri yra didžiulė naujovė. Tik tais instrumentinė muzika. Ir šiuo metu tai, kad yra vokalas, tai yra labai praplatina galimybės muzikos pasirinkime. Na, apskritai, jeigu kalbant apie muziką, pirmieji pasirodymai, turbūt net nebuvo fonogramų tuo metu, tai viskas buvo daroma gyvai, gyvas fortepijonas, gyva muzika. Taip, čia būdavo. Tai vėl savotiškas šou tokia dalis. Na. Būdavo šou ir man pačiai jau neteko dalyvauti tuo metu, kai būdavo atliekama kartu su akompaniatoriu. Tai buvo visokių istorijų, nes tie akompaniatoriai susigyvendavo su gimnastėm ir tarkim jau žinodavo ir pratimo eigą, viską kaip atlikti ir netgi, kaip žinoma, pritemdavo visą tą muziką iki to atlikimo. Tai būdavo, kiek aš prisimenu iš pasakojimų vyresnių gimnasčių, kad būdavo tiesiog palydima tikrai su šitą muziką padedama, nes šiuo metu tokios galimybės nėra, čia yra jau kaip sakyti, grotuvas groja taip, kaip groja ir turi spėti ir viską atlikti idealiai. Na, kas lemia muzikos pasirinkimą? Kaip dažnai yra keičiamas kūrinys? Tarkime, visus metus gali su to pačiu kūriniu laimėti varžybas ir čia, taip, ir Europos, taip, ir pasaulio čempionatus. Dažniausiai, tarkim, jeigu mes kalbame apie grupinius pratimus, šitas pratimas, jisai kūriamas vasarą dažniausiai, ir prieš 2 metus ir dirbama tuos 2 metus būtent šitą pratimą iki idealumo, nes kadangi su labai aukšto lygio, tai dirbama labai ilgą laiką ir atidirbinėjama preciziškai iki tobulumo. Tai todėl tas pasirinkimas, jisai nekeičiamas dažnai, jisai ruošiamas, tarkim, Europos čempionatui prieš 2 metus, pradedama kurti šitas pratimas ir jisai visą tą laiką į visus turnyrus keliaujama. Turnyruose jau pradeda